Tai vėl, Juozai, pakalbam apie, sakykim, vėl moksliškai gyvenimiškom temom. Šį sezoną mes įvedėm biostimuliantą, azoto fiksatorių, Vikseraną, kurio pagrindas sudaro Azotobacter salinestris, bakterija, kuri padermė, kuri tinka šiaurės sąlygom, kuri tinka mūsų klimato sąlygom. Bet dabar mes stojam gražiam rapse, kur, žiūrint į tai, kad jisai labai gerai laiku panaudoti augimo reguliatoriai, labai gerai prisprautas šaknų kaklelis. Viskas čia yra gerai, bet vėlgi kirba tokia mintis ir teko žiūrėti, sakykim, ir spaudoje, ir internete, visur, sakykim, kad Vikseraną naudoti rudenį rapsuose. Ir, įvedant į tą, sakykim, įžangą į tą temą, tai aš manau, kad žieminiuose rapsuose mūsų sąlygom yra tikrai gerai, ypatingai ten, kur siejama, kaip dabar, minimalus dirbimas, ten dažniausiai siejama po kviečių, kur daugiau organinės medžiagos, kur rapsas silpniau vystosi ir tokia kaip skatinamai priemonė azoto fiksavimą, kuris nieko nekainuoja paimti iš dangaus, iš kosmoso ir tą rapsą atgaivinti ir pastumti tą jau į saulę į augimą. Ir, sakykime, Vikseranas labai tiktų technologijai prie augimo reguliatorių rudenį, prie fungicidų, ir kurie to tarp ir augimo reguliatoriai yra. Turbūt visumoje tai yra klausimas azoto panaudojimo rapsuose rudenį, nes yra čia tokių rekomendacijų, kad tikrai labai didelės normas siūloma tręšti azoto ir turbūt reikia įvertinti tas rizikas, kurios yra susijusios su azoto didesnių kiekių panaudojimo rapsuose. Tai mes žinom, kad jeigu augalui duosi daugiau azoto, jisai bus sultingas, bet mažiau atsparus šalčiui. Tai Vikseranas šitoj vietoj galbūt kaip tasai, toksai palaikytojas ir kaupėjas to azoto, to natūralių būdu, tai palaipsniui tiesiog sukauptų tiek to azoto, kuris būtų lėtai įsisavinamas augalo ir augalas geriau galėtų pasiruošti žiemoj. Būtų sveikesnis. Ir tas veikimo būdas Azotobacter salinestris, jisai kaip endofitinė bakterija iš vienos pusės patekęs į augalą, jisai augalui azoto pagamins tada, kada augalui reikia. Jis negamins beproto. Jeigu mes per tręšim rudenį azotų žieminį rapsą, tai augalas jis paims be nuomonės ir taip, kaip sakei, mažins sulčių koncentraciją ir didins iššalimo riziką. Bet Azotobacter salinestris, tai jisai, kaip sakyt, tokia simbiozė paduos azotą, kada tam augalui reikia. Manyčiau, kad, sakykime, ir iš kitos pusės ūkininkui verta panaudoti Vikseraną. Manyčiau, kodėl? Todėl, kad, tai yra biologinis produktas, tai yra Azotobacter salinestris ir jis patenkdamas ir ant dirvos, jis atliks ir daugiau tokių funkcijų, kaip sakykime, metabolitų, veiklių medžiagų metabolitų skaidymą ir taip toliau. Tai tokia apsauginė. Tuo labiau, kad Azotobacter salinestris galima rasti ir dirvoje. Visumai mes turime pripažinti, kad bioproduktai, biostimuliantai, tai tos priemonės, kurios dar tik tai ateina į mūsų laukus, bet juos tampa tikrai svarbios, nes paskutinių metų pavyzdys, sakykime, prieš metus, kada azoto kaina buvo siekia tikrai labai 800 ir daugiau, tai bakterija šitoj vietoj galėjo pakeisti dalį azoto, kurį atiduodi. Ir kitas momentas, tai manau, kad ir azoto yra apribojimai, kurie griežties be abejo ateityje ir žinau, kad ore yra maždaug apie 708% azoto, kuris nieko nekainuoja ir neturi jokių apribojimų. Manyčiau, Juozai, kad gyvenime dar iš mokslinio taško mes turime žiūrėti į priekį, tolyn, reikalauja daugiau tyrimų, žiūrėti, koks tas pliusas poveikis, nes, sakykime, tai yra
naudojimas vikserano, kai azotas yra brangesnis, tai yra viena toksai, bet dar labiau į mokslinę pusę žiūrėti, ieškoti tos tiesos, iki galo tiesos, kur, kaip ir ką. Aš manau, kad mes turim daug gražaus darbo.